Karščio banga. Ana yra namuose ir naršo telefone. Telefono ekrane pasirodo pranešimas apie ekstremalius orus. Tai įspėjimas apie ateinantį karštį. Ką daryti artėjant karščio bangai? Ana pasitikrina telefono baterijos lygį ir pakrauna telefoną. Ji kambaryje užtraukia užuolaidas, kad kuo mažiau šilumos patektų į kambarį. Ana įjungia oro kondicionierių ir ventiliatorių. Ji pasitikrina, ar turi vandens atsargų. Jei reikia, Ana nusiperka vandens butelių. Ji nusiperka džiūvėsėlių ir kito negendančio maisto. Ana pasiruošia lengvus drabužius, kuriuos vilkės. Ana peržiūri savo dienotvarkę ir atšaukia veiklas karščiausiamis valandomis nuo 12 iki 17 valandos. Ana įsileidžia savo augintinius į savo butą, kad apsaugotų juos nuo karščio. Kaip pasiruošti karščio bangai? Patikrinti telefono baterijos lygį. Pasikrauti telefoną. Uždaryti užuolaidas ar žaliuzes, kad neįeitų saulės šviesa. Įjungti oro kondicionierių arba ventiliatorių. Patikrinti vandens ir maisto atsargas. Jei reikia, nusipirkti vandens butelių. Jei reikia, nusipirkti džiūvėsių ar kito negendančio maisto. Pasiruošti lengvus drabužius. Atšaukti veiklas vidurdienį. Įsileisti augintinius į butą, kad jie būtų apsaugoti nuo karščio. Kaip elgtis prasidėjus karščio bangai? Ana liks namuose ir ilsėsis. Ji užtrauks užuolaidas arba žaliuzes, kad neįeitų saulės šviesa. Ji įjungs oro kondicionierių arba ventiliatorių, kad namuose būtų vėsu. Ana reguliariai praustis vėsiu vandeniu duše, kad atsivėsintų. Ji reguliariai gers vandenį. Ana vengs alkoholinių gėrimų ir kavos. Ana pakeis savo dienotvarkę, veiklas lauke atliks anksti ryte, o vidurdienio metu jų vengs. Jei Anai reikės išeiti į lauką, Ana vilkės lengvus drabužius, dėvės kepurę ir akinius nuo saulės. Ana pasiteps kremu nuo saulės ir pasiims vandens butelį. Būnant lauke, ilsėsis pavėsyje. Kad namuose išliktų vėsu, langus namuose Ana atidarys tik naktį. Kaip išlikti saugiam per karščio bangą? Būti namuose. Užtraukti užuolaidas arba nuleisti žaliuzes. Įjungti oro kondicionierių arba ventiliatorių.
Reguliariai praustis vėsiame dušu. Gerti daug vandens. Vengti alkoholio ir kofeino. Atšaukti veiklas vidurdienį. Jei reikia išeiti į lauką, eiti anksti ryte. Jei tenka eiti į lauką, vilkėti lengvus drabužius. Naudoti kepurę, akinius nuo saulės ir pasitepti kremu nuo saulės. Turėti su savimi vandens butelį. Ilsėtis pavėsyje.